Labai patinka kalbėti apie insultus. Kai pradedu apie juos kalbėti, turbūt pastebėjot, kad kaip šuniukas pradedu šokinėti iš džiaugsmo, be šokinėdami iš džiaugsmo pradedu labai greitai šnekėti, labai daug noriu pasakyti ir tada žmonės nebesupranta. Jeigu taip atsitiks pristatinėjant visus savo pranešimus, tai sustabdykit mane ir aš tada biškai apsiraminsiu ir normalesniu tempu kalbėsiu. Tai dabar, nežinau, kažką padariau. Gerai. Pakalbėsiu apie tenektaplazę. Jau turbūt žinote, kad pas mus yra naudojama tenektaplazė, kuri pakeičia alteplazę, dar vadinama aktilizą. Ir dėl to, kad Sveikatos apsaugos ministerija pagal įsakymą pradėjo pirkti nuo Liepos 1 tik tai tenektaplazę, dėl to, kad vaistas, papasakosiu dėl ko. Ir dabar kitas buvo toksai raštas iš valstybinių ligonių kasų grasinamas, kad nuo Liepos 1 iki berods spalio nebuvo panaudota nei viena tenektaplazės buteliukas, tai pasigrasino, jeigu ir toliau nebenaudosim, tai tada turėsim sumokėti už aktilizę ir vėliau pasakysiu kainas. Tai, kaip žinote, tenektaplazė, alteplazė yra nenaujas vaistas, jie yra žinomi nuo 95 metų, mėlynai yra alteplazės, o geltonai, mėlynai yra tenektaplazė, daug visokių tyrimų yra atlikta rodančių naudą ir gerus rezultatus, tai svarbiausias atrinkau 5. Tai vienas iš tokių NOR testas, kuris parodė, kad tenektaplazė yra veiksminga, aišku, tik didesnės dozės turi didesnę kraujavimo riziką, tai dozę sumažino iki 0,25 mg, ką dabar ir naudojame. Po metų Naujojoje Zelandijoje irgi ištyrė, kad jeigu tenektaplazė, visur naudosiu tarp kitko TNK, turi geresnę rekanalizaciją pacientams, kuriems planuojama atlikti trombektomiją, ir šie pacientai turi geresnį pasveikimo šansą. Po 2 metų Attention Australijoje, Kinijoje atliko, tai jie tyrė irgi lygino tenektaplazę su alteplazė, nes jeigu du panašus vaistai, tai kodėl mes turime arba kuris yra geresnis, kodėl turime 2 naudot, tai rodė, kad tenektaplazė nėra prastesnė už alteplazę, dar po metų tyrimas patvirtino 3-2, o tvistas dar ir prailgino trombolizių laiką, bet tiems pacientams turi tam tikrai atitikti kriterijus, bet jeigu ką, galima pratęsti trombolizijos laiką iki 9 valandų. Kaip sakoma, real life evidence, tyrimai yra tyrimai, bet realiai visi tyrimai ir įskaitant šitą multicentrinį prospektinį registro duomenis, tai beveik 600 pacientus, kurie buvo skirta tenektaplazė trombolizai, didesniam procentui buvo pasiektas do-needle time, tai toksai laikas, kuris skaičiuojama nuo to atvykimo į ligoninę iki suleidžiama trombolizė, tai buvo pasiektas 45 minučių, o do-in, do-out, šitas laikas pas mus nėra skaičiuojamas, nes pas mus atliekama trombektomijos, šitas laikas yra skaičiuojamas daugiau tarpinėse ligoninėse, kuriuose pacientai, pavyzdžiui, kaip kokia būtų Alytus, Tauragė, kur pacientai atveža nutrombolizuojama ir toliau vežami į trombektomijos centrą. Tai laikas buvo pasiektas 90 minučių beveik 40%, o to tarpu tik 14, jeigu naudoja alteplazę. Ir taip pat yra, iš tikrųjų, realiai yra mažesnis nepageidavimų išeičių skaičius, nors kai kuriuose tyrimus sako, kad toks pat skaičius tiek tenektaplazė, alteplazė, bet realiam gyvenimui yra net geresnis išeitis. Ir aišku, mums yra mažesnis ligoninės išlaidos. Ši yra Amerikoje pažiūrėta, kad beveik $2,000 yra pigiau gydyti pacientą tenektaplazę. Trumpai veikimas, taip pat veikia ir akteplazė, tai žodžiu, trombolitikas tenektaplazė prisijungia prie krešulio ir ten aktyvuoja plazminogeną, kurį paverčia plazminu, o plazminas jau tą tirpina krešulį ir fibrinus. Aišku, mes dar yra toksai plazminogeno aktyvavimo inhibitorius, kuris bando kaip sustabdyti tenektaplazę nuo aktyvavimo plazmino, bet tenektaplazė yra stipresnis kol kas. Tai va, ir dabar pagrindiniai skirtumai tarp šitų vaistų, kuriuos naudojame, tai metalizas, sakykime, yra paturbintas alteplazės variantas, jis yra 14-15 kartų didesnį turi specifiškumą fibrinui, tai reiškia, kad geriau prikimba prie krešulio ir 80 kartų atsparesnis tam plazminogeno aktyvavimo inhibitoriui. Dėl to jo pusperiodis yra daug ilgesnis, 17-20 minučių, tuo tarpu alteplazės yra tik 4-6 minutės. Dėl to, pavyzdžiui, bolusą mes suleidžiam per 5 sekundės ir žinome, kad dar 20 minučių bus organizme.
Aiškimas, tai šitie vaistai trombolitikai nėra kaip kokie antibiotikai, kur suleidai ir tas antibiotikas visą parą kovoja su bakterija. Šio vaisto principas yra tas, kad jisai prilimpa prie krešulio ir aktyvuoja tą visą trombolizės tą procesą arba plazminolizės, sakykime, tą tokį aktyvavimą ir tas procesas užsivedęs veikia 24 valandas. Tai ir yra skirtumas kainos. Lietuvoje bandžiau kiek gūlintis, tai kainų nerašo, kiek kainuoja. Pavyzdžiui, Anglijoje ir Belgijoje rašo vieno buteliko tenektaplazės kaina yra be 850 eurų, be 650 svarų. Alteplazės vienas butelikas kainuoja nuo 800, realiai apie 1000 eurų. Ir paprastai trombolizai mes naudojame 2 butelikus alteplazės, o tenektaplazės mums užtenka vieno. Tai kaip matote, yra ženkliai taip. Aš galiu pasakyti kainas Lietuvoje. Oi, nusakykit, jūs žinote. Alteplazės buteliukas vienas kainuoja 320 eurų. O, daug pigiau negu kitoje Europoje. Tai čia brangesnis, nes visoje Europoje yra daug, ir Amerikoje, ir tenektaplazė yra daug pigiau. Dėl to buvo ir rinkta tenektaplazė ir visas pasaulis dabar perina prie tenektaplazės ir skyrus Lietuvoje, kur yra daug brangiau, labai įdomu. Tai žinote, kad indikacijas naudoti tenektaplazę yra realiai visos tos pačios kaip alteplazės, atitinka visą kitą, kontraindikacijos irgi atitinka visą kitą kaip ir alteplazai, išskyrus plus turi INR'as būti mažesnis negu 1,3. Kaip žinote, prie alteplazės tas INR'as gali būti iki 1,7. Tai dėl to būtina pas mus prieš trombolizę pasitikrinti INR'ą, kai, sakykime, alteplazės atveju galėjai, jeigu nenaudoja varfarinų, netikrinti, bet šiuo atveju mums privalu tą padaryti. Ir aišku, neturi pacientas būti gaivintas prieš 2 savaitės ilgiau negu 2 minutės. Ir niksas turi būti mažiau negu 25, jeigu daugiau tai būtų kaip kontraindikacija. Ir viena, nors ir šiaip vaisto aprašymą nerašo, bet iš tikrųjų reikia pagalvoti apie jautrumą gentamicinui. Irgi yra iš tikrųjų kontraindikacija dėl to, kad gaminant tenektaplazę kartais ten rekomendantinė inžinierija naudoja gentamiciną. Tai kartais gali būti liekanų ir jeigu pacientas yra alergiškas, tai geriau neskirti. Tai tą reikia mums pasitikrinti prieš pacientui atvykstant. Kaip dozuojama, turėtumėm turėti lentelę, turite jūs, kur yra intensyvios terapijos ant sienos pakabinta, anąkart aš neradau, kad būtų krepšyje trombolizės, jeigu galima laminuotą turėti, tad dabar turiu fotiką, tai žodžiu 25, kaip kompiuterio, dar būtų gerai ir krepšinį, kažkaip nepagalvojom. Patogiau, tai 0,25 mg/kg, bet realiai pagal svorį kūno pasižiūri, kiek maždaug sveria, nebereikia tau ten, žinai, ten didinti kas 2 kg ar kas mažiau, kas yra mažiau kuitalo dozavimo pagal 10 kg ir pasižiūri, kiek to reikia ir paskiria. Jeigu yra svoris mažiau negu 50, tai toksai irgi reikia gerai įvertinti, ar pacientui verta rizikuoti vien dėl to, kad tokiems pacientus sveriančiam mažiau negu 50 yra didesnė kraujavimo rizika. Bet aišku, mes trombolizę mes atlieka vyresniem nei 18 metų, tai tikimės, kad jie bus biškai priaugę svorio per savo amžių. Ir kaip paruošti, jeigu dar nežinau, tik tai aš neruošiu, turiu tokią galimybę tik pasakyti, kad reikia, slaugytojai paruošia ir pagal tą, tai žodžiu, pasižiūri, kad čia tikrai tenektaplazė 25 mg, ne 50, kas naudojama prie ūmaus infarkto, kad galioja, tada 5 ml sterilaus fiziologinio, kaip čia išvirkšti į buteliuką. Būtina paminėti, kad negalima niekaip, kaip sako, plakti ar labai aktyviai judinti, vien dėl to, kad gali vykti vaisto denaturacija, kas sumažins vaisto aktyvumą, tai realiai tik tai pasukioti šonus ar taip lengvai ir tada, žodžiu, pasižiūrėti, ar yra skaidrus, nėra jokių priemaišų, gali būti balkšva arba gelsva spalva. Ir tada jau, kai viskas tvarkoj, pažiūri, tada žinai, kad tose 5 ml yra 25 mg, pagal lentelę kūno svorį pasižiūri, kiek tau reikia išsitraukti, ten 3, 5 ar kiek, ir tada suleidai per 5 sekundės boliusą. Tik tai dar priminsiu, kad po boliuso suleidimo būtų tikslinga dar kokią 10 litrų fiziologinio suleisti, kad tikrai vaistas patektų į kraujotaką. Čia taip žodžiu ir viskas, o stebėjimas po trombolizės lygiai tas pats, aišku, kai būdavo alteplazė, tai valandą būdavo pacientas priėmimo skyriuje ir jūs to sekdavo parametrus, tai parametrų sekimas yra tas pats, 1 valandą ir tik po bolizo
suleidimo kas 15 minučių turime tikrinti kraujospūdį, vėliau kas sekančias 6 kas ten valandą, paskui kas 4 jau ką mes darysime skyriuje. Ir rašom stebėti dėl galimų komplikacijų. Komplikacijų tas pats yra, tos pačios komplikacijos, mandresnių nėra. Ir aš mes tik tai tikimės, kad jų teoriškai arba praktiškai būna šiek tiek ir mažiau. Ir pirmomis valandomis po trombolės yra rekomenduojama vengti jokių veninio kraujo ėmimo ar punkcijų, ar netgi kokio grubesnio paciento manipulacijos, ten pervertimo ar dar kokios ar kateterio kišimo, dėl kraujavimo rizika. Ir dažniausiai viena iš dažnesnių komplikacijų būna kraujavimas iš lytinių, ne lytinių tokių, o urogenitalinių sistemos. Tai geriau ten nelysti, jeigu galima. Tai vat, jeigu jau reikia punktuoti arteriją ar veną, tai tada geriau rankų srity ir kad galėtume prispausti, ir prispausti reikia 30 minučių palaikyti.